Kokios jūsų pažiūros, ponė Subotinai? Visi tie, kurie įsirutoliavo į sąjūdinės gaujos, visi tie, kurie įsirutoliavo į sąjūdinės gaujos, buvo komunistų partijai ir KGB stukačiais. Aš nebuvau komunistų partijai, bet aš komunistas. Iki šiol? Kaip? Iki šiol jūs? Iki šiol. Viduje aš komunistas, kaip Antanas Niečkus. Tai mano idealas. Tai kokią jūs žinutę rinkėjui siunčiate? O čia tegul rinkėjai patys sprendžia. Jie masto rinkėjai. Išeikite. Apsunkinat rinkėjams šiek tiek situaciją. Paaiškinkit, prašau, kokią žinutę jūs siunčiat rinkėjui? Kokią žinutę? Taip. Reiškia taip. Santvarka turi būti socialiai orientuota į daugumą Lietuvos žmonių, bet ne į saujelę valdininkų, tie, kurie po sąjūdinės, reiškia, po sąjūdinių padažų pateko į Seimą ir iki šiol uzurpavo valdžią. Kiek kartų jūs teistas? Reiškia taip. 93 metais man buvo sufabrikuota baudžiama byla už tai, kad aš neteisingai užpildžiau deklaraciją. O buvo taip. Aš organizavau, kada ekonomika visą stovėjo Lietuvos, ir aš organizavau vyno žaliavą vežti be pinigų, kadangi Moldovai buvo kuponai, o čia Vagnorkis. Ir nebuvo atsiskaitimo. Aš šitą organizavau. Bet kadangi kai kas norėjo privatizuoti anykščių vyną, jie man surengė šitą bylą. Aš sumokėjau senai 500 litų ir senai šitą bylą, reiškia, tai buvo 93 metais. Bet ar tai vienintelė byla jūsų? Reiškia tai, nesenai, čia buvo prieš metus, už tai, kad aš sakiau, viešai sakiau, ir sakysiu iki galo, kad tik su Rusija ir Baltarusija Lietuvos ateitys. Mes istoriniai broliai ir turime būti kartu. Man iškėlė baudžiamą bylą. Aš ją laimėjau, šitą baudžiamą bylą, vasario 12. 2010 metais dar vienas teismo posėdis vyko, administracinė byla, pamiršot? Kokia? Už tai, kad švęsdami pergalę iškovota per Antrąjį pasaulinį karą, jūs, suprantu, čia turbūt ir ne vienas, kai kurios miesto gyventojus apdovanojate suvenyriniais metaliais, kuriuos Rusijos komunistai išleido Sovietų Sąjungos diktatoriaus Josifo Stalino 130-ųjų gimimo metinių proga. Čia buvo administracija. Jinai buvo apskusta, tarp kitko. Skyrė 500... Reiškia, gerbimi televizijos žiūrovai. Litų baudas. Maskvos pavedimų ir aš tu neslėpiu, aš buvau apdovanojęs, reiškia, karo veteranus Visaginė. Tas buvo. Ir aš su pagarba apie tai galiu pasakyti. Aš lenkiu galą prieš karo veteranus, kadangi mano tėvas šlovės ordinų, reiškia, apdovanotas karys šlovės ordinai. Noriu, kad Lietuvos žmonės sužinotų tiesą, kas buvo iš tiesų Lietuvoje nuo 87 iki 92 sąjūdinės perestroikos laiku. Tai dabar tik, aišku, be ilgų pasakojimų, bet ką jūs čia turite? Aš labai trumpai. Reiškia, nuo 87 iki 92 metų buvo farsas. Niekas čia, jokios Lietuvoje, niekas jokios priklausomybės neiškovojo. O pats sionistų Kremlius atsikratė kitų, tame tarpe Lietuvos. O įvykiai, tie, kurie buvo nuo 87 iki 92 metų, tai būdai, kaip realizuoti savo sumanimą. Jum meluoja Lietuvos žmonės. Sąjūdinė gauja buvo inspiruota, reiškia, pačio sionistų Kremliaus, pačio Gorbačiovo, nuo 97 iki 92 metų. Dėkui. Aš tai galiu įrodyti. Pone Subotinai, rinkėjas jūsų klausia, kas jūs esate pagal kilmę? Mano mama lietuvė, tėvas rusas. Rinkėjų kyla klausimas, kodėl slepiate savo tautybę? Nu, kodėl aš slepiu? Tai sakau, mano tėvas rusas, mama lietuvė. Tai aš nežinau, gal neranda informacijos apie jūs. Aš viduje jaučiu save ir lietuvių, ir rusų. Nu, tai koks čia per klausimas? A kas, palaukit, kas žino, kas ką darė, kada projektavo, atsiprašant? Kas už žvakę jūs stovėjot? A jūs lietuvė, ar ne lietuvė? Taigi ne aš jums tą klausimą, o jūsų rinkėjas, ir ten bendraukit, ponė. O gal suprantat, o gal mano draugelių žydelis Monė, kas žino, su žvakę tai mes nestovėjom, baikit jūs apie tas tautybės. Ačiū.
Ponas Subotinas, prašau. Kai vėjas keičia kryptį, į viršų pakyla šiukšlės. Bo to šiukšlės vyrauja į virš mūsų jau 26 metus. Geriausia visuomenės dalis apačioj, tarp paprastų žmonių. Ir jie turi siūlyti save Lietuvai. Ir Lietuva bus dėkinga jam už tai. O dabar dėl Filipovič. Šiandien pašto dėžučiai, atrandau tokį va šitą. Jūs pažiūrėkit, kas čia. Reiškia, darbo partija vadinasi. Žemelis, Pavlauskas, Vagnorius, nu čia nežinau kažko, suprantat. Jie plaktukų nematė gyvenime. Plaktukų ne taip, kad ten dildė ar dar ką nors, ar tekinimo staklės, o jie pasivadino darbo partiją. Net sukčius, uspaskichas, Vitas pabėgo iš jų. Palikęs podstavą, atsiprašau, žargoną, podstavą Mazuronį. Atsikvošėkite, Lietuvos žmonės. Darbo partija, tai apgaulė jūs. Tai ponas Subotinas patvirtina tik tai mano žodžius, kada nėra argumentų, tada prasideda melas, apgaulė. Tai čia argumentas, a čia ne argumentas, pažiūrėkit. Čia ne argumentas. Vienas landsbergistas buvęs ir dabartinis, kitas irgi Vagnoris, kas toksai, suprantat. Paulauskas, tai atsiprašau, žinot, jisai prisitaiko visur, nu šito tai nežinau. O tokia ir Filipovič, nu. Ko jis skiriasi nuo jų? Ačiū, ponė Subotinai. Jurijus Subotinas. Brangus Lietuvos žmonės, broliai ir seserys, artėja eilinė mafiozinė razborkė valdžios sluoksniuose, rinkimai į Seimą. Balsuodami už konservatorius, jūs balsuojate už Landsbergį. Balsuodami už socialdemokratus, jūs taip pat balsuojate už Landsbergį. Balsuodami už darbo partiją, jūs taip pat balsuojate už Landsbergį. Atsiminkite vieną. Spalio 9 išeikite gatves, įkvėpkite grino rudens oro, ateikite prie balsadėžių ir įsivadokite iš Sąjūdinių Durnarupių. Kriminalinė valdžia lengvai savo vietos neužleis. Tegu jūsų vaikai niekada nepasakys. Mes palikome savo tėvynę, tapame bedarbiais, nusikaltėliais, prostitutėmis, vergais dėl to, kad mūsų tėvai buvo bailiai, abejingi bailiai. Панары – это литовский Сталинград. Отсюда начнется торжество справедливости. Vertimas. Panerių 11 apygarda – tai lietuviškas Stalingradas. Nuo čia prasidės teisybės atkovojimas.